Kiekvienais metais po Lietuvą pasklinda Aukso paukštės, aukščiausi mūsų šalies mėgėjų meno kolektyvų ir jų vadovų apdovanojimai. Viena paukštė atkeliavo ir į Kauną. Nominacija Geriausias miesto folkloro kolektyvas ir jo vadovas skirta Kauno kultūros centro sutartinių giedotojų grupiai Sasutalas ir vadovui Andriui Morkūnui. Sasutalas yra pirmoji sutartinių grupė, kuri gauna Aukso paukštę. Taigi šiemet taip jau sutapo, taip sukrito tos žvaigždės, kad Aukso paukštė atkeliavo čia į Kauną. Šis kolektyvas yra ypatingas. Tikrai mes sutartinių grupių taip dirbančių Lietuvoje neturim daug. Turim sutartinių giedotojų, bet kad būtų tokia atskira grupė, kuri iš tikrųjų nepaprastai gilintųsi į tą autentišką tradiciją, kaip anksčiau būdavo giedamos sutartinės, kokie tie balsų tembrai, iš tikrųjų neturim daug. Ir čia tai reikėtų pasakyti, kad ko gero vadovo Andriaus Morkūno nuopelnas, nes jis išties ir pats kaupia garso įrašus įvairiausius, iš kur tik tai gali, iš ten ir juos atsisiųsdina. Ir tikrai mums, folkloro žmonėms, tai yra begaliniai didelė dovana, kad toks kolektyvas yra Kaune. Turim 3-4 Vilniuje, iš tiesų profesionalias sutartinių giedotojas. Ir čia Kaune iš tikrųjų savo profesionalumu pasižymi ir ši sutartinių giedotojų grupė. Tai jeigu norim pasikviesti ir išgirsti tą kaip įmanoma autentiškesnį dainavimo būdą, tai labai dažnai kviečiamės į visus renginius, tiek Lietuvos, tiek tarptautinius renginius, būtent šią grupę. Ir kai pagalvoji, kiek yra visa ko nuveikta, kiek jie visur yra dalyvavę, kiek koncertų ir ta nuolatiniai palaikoma toji tradicija, tai aš manau, kad niekam nekilo ir nei folkloro žanrinės tarybos nariams, nei vienam nekilo abejonės, kad šis kolektyvas išties nusipelno tokio aukščiausio apdovanojimo, būtent Aukso paukštės apdovanojimo. Ir tas sutapimas, kad šiemet ties Aukštaitijos metai, tai tikrai labai kažkaip gražu, kad pagerbta bus sutartinių grupė. Niekas taip nepadainuos, kaip kauniškės merginos, rotala, 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 žalioja, žalioja, rotala, kaunala, žalioja, žalios buvo du mažutas, išmakina jas bobūtas. Aukso paukštės nominacija pas Sasutalas atkeliavo pasitinkant 15-ąją kolektyvo gyvavimo sukaktį. Tad abiems šioms progoms paminėti, ansamblis Kauno kultūros centre surengė koncertą. Šiemet 15 metų. Jau skelbiam, kad jubiliejinis koncertas, nors jau labai teisingai tai būtų rugsėjo mėnesį, jau rugsėjai sueis tie tikri 15, bet jau kažkaip nutarėm, kad tokią progą su tokiu apdovanojimu, kad nebedarysim atskiro jubiliejinio koncerto, kad reikia viską atšvęsti vienu šūviu. Per visą gyvavimo laiką sugiedota daugybė sutartinių, tačiau yra tokių, kurios yra pačios gražiausios, pačios mylimiausios. Bet jų yra tiek daug, kad anot vadovo Andriaus Morkūno visko į vieną pasirodymą sudėti neįmanoma. Ne viską. Tokį reglamentą gavom apdovanojimo, kad turėtų būti pusės valandos koncertas. Tai iki pusės valandos niekaip jau mes nesutrumpinom, susirašėm sąrašiuką tokių mieliausių, kurios būtinai turi būti. Čia ir giedotojų nuomonė, ir mano reiškia, taip pat. Ir trumpinom. Sutrumpinom šiaip ne taip iki kokių 35, gal 36 minučių, gavosi labai gražus skaičius, 12 kūrinių, tai toksai, vienu žodžiu, tai va, tai tie 12 ir skambės. Senas berelis, mergelas lunka, čiupelama, 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 mergelas lunka.
koncertas jau ilgas, sutartinių, vien tik sutartinių, neįsimaišant kitoms liaudies dainoms. Tai stengiamės taip ir tą programą, Andrius sudėliojo, kad būtų ir tokių linksmesnių, visokių tų sutartinių ir šokamų, ir ten viena ten teigiamai dainuoja, kita atsikalbinėja viską nors, tai tikrai įsijungėm į šitą visą sutartinių tekstą, prasmę, tai buvo tikrai gera. Koncerte pasirodė 5 nuo pirmos dienos grupėje giedančios giedotojos: Lorita Kulakauskienė, Laima Kubilienė, Elena Koverinė, Ilona Rutkaitienė ir Daiva Morkūnienė. Kartu moterys gieda jau 15 metų. Per tą laiką daug programų paruošta, daug koncertų sudainuota, daug keliauta ir festivaliuose pasirodyta. Ir nors, kaip sako pačios giedotojos, ne dėl įvertinimų ir apdovanojimų jos sutartinės gieda, Aukso paukštė jas labai nudžiugino. Tai yra didelis toks didžiulis apdovanojimas, įvertinimas, kai tu daug metų tai darai. Ir džiaugsmas apėmė, aišku, bet kita vertus, dažnai sako, kad jūs tai tikrai jau ne dėl apdovanojimų kažką darot ir dainuotumėt ir taip. Aišku, dainuotumėm ir taip, bet labai smagu, kai tikrai vertina taip, įvardino kaip geriausią ansamblių ir kas keista, kad sutartinių grupę įvardino kaip geriausią ansamblių, nes vis tiek atrodo geriausias ansamblis turi turėti ir kapelą savo didžiulę ir būrį dainininkų, ten ir kostiumais žibėti, ir ten įvairias programas sceninės rodyti, blizgėti, ir mes atrodo tokios čia tiesiog susiburiam, padainuojam, tai ten vienam festivalį, kitam, ten kažkur ant Piliakalnio padainuojam, kažkur ten Vilniuje kokioj gatvėje atsistoja. Ir tikrai taip buvo labai netikėta, kai sužinojom, kad gavom net geriausio ansamblio įvertinimą. Man pirmiausia, tai, žinokit, buvo labai smagu už Andrių, nes jis tikrai vertas, jis tikrai yra labai geras vadovas. Tikrai yra labai geras vadovas. Profesionalumo prasme ir tokio leidimo būti savimi. Kažkaip jis tai moka labai neuždominuoti. Nežinau. Tikrai labai džiaugiamės, kad turim tokį vadovą. O kad mes gavom, tai ačiū Dievui, kad ne veltui. Smagu labai, aišku, labai smagu. Duno upė, Didžiuojame, žinoma, kad didžiuojamės. Atrodo, dainuojam ir čia tas vertinimas toks, smagu. Bet manau, kad čia nereikia sureikšminti ir labai jau taip dainuojam ir džiaugiamės skleisdamas šitą liaudies meno rūšį. Mintis suburti sutartinių grupę kilo jos vadovui Andriui Morkūnui. Iki to laiko jis jau gyveno folkloru ir turėjo didelę ansamblių vadovo patirtį. Į folklorą patekau tai visai atsitiktinai. Aš po tarnybos kariuomeniai įstojau į Gruodžio aukštesnėje mokyklą. Po mokyklos blaškiaus fizika, muzika, tai spėjau, prieš kariuomenę spėjau pasimokyti ir KPI tuo metu. O paskui įstojau Gruodį ir merginos pakvietė į Gadulą. Atėjau, tai taip ir užsilikau, dabar 35 metai. O Sesutalo idėja išsikristalizavo irgi paskui kažkaip iš Gadulos ansamblio sutartinių grupės. Galbūt užkrėtė labai Daivos Vyčininės 3-4 grupė, kad yra atskira sutartinių grupė ir mes vis gailėdomės, kad labai mažai tom sutartinėms skiriam laiko. Tai 1-2 padainuojam, gal 3 ten repeticijose į koncertą kokį 1 įdedam arba 2, ir kažkaip
3-4 pavyzdžių kažkaip tai sugalvom, kad reikia grupę atskirą sutartinių turėti. Nu ir 15 metų jau ansambliui. Šiandien Andrius Morkūnas vadovauja ne tik giedotojų grupė Sasutalas, bet ir Kauno miesto bei rajono folkloro kolektyvams Griežlė, Linago, Gadula, Vandžiogalos tradiciniai kapelai, taip pat dirba etninės muzikos mokytojų Kauno Vyturio gimnazijoje. Jis pats sako, jog darbas tai jo hobis. Gal tai ir lemia tokį atsidavimą savo veiklai žmonėms bei didelę ansambliečių pagarbą. Labai žavi būtent Andriaus toks specifinio labai gražaus repertuaro pajutimas, kad tas dainas tokias parenka, atrodo, tokį skonį turi žmogus iš tikrųjų išlavinti. Ne tik klausą, bet ir patį repertuaro parinkimą. Ir labai atsižvelgia tas gražu, kad į žmogų, pavyzdžiui, kad ir mes čia dainuojam. Ir aš pajaučiu, kad parenka sutartinę, būtent ta, kuri veda, kažkaip atspindi, atrodo, kažką joje atliepia. Andrius, kaip sakau, ir griežtas gali būti, ir atkakliai besilaikantis savo linijos, kad sutartinės turi savo dainų specifiką. Tiesiog duoda dažnai paklausyti autentiškų įrašų. Ir bent jau aš nepaprastai stebiuosi kiekvieną kartą, kaip tos močiutės tada senais laikais šitaip sugebėjo ir sukurti, ir suderinti tos balsus, ir tie sąskambiai tokie, ir sekundos, ir kertasi, ir ritmas svarbiausia. Kai kurių būna ir sunku, ir dabar mums įkirsti, bet Andrius turi labai gerą savybę, jisai išaiškina tiesiog atskirą sutartinės dalį, tiesiog tą ritmą leidžia pajausti ir kažkaip įveikiame. Kaip vadovas, tai jisai tikrai nuostabus, būtent žinovas ir specialistas geras tikrai. Be jo nieko nebūtų. Pirmiausia, tai, kad jisai subūrė mus. Antras dalykas, tai, kad iš tikrųjų jis siekia tokio jau tobulumo, grynumo, jam svarbus tie sąskambiai, kad būtų išlaikyti. Jeigu mes jau atsipalaiduojam, pamirštam kažką per daug ir sako, čia ne taip tą natą, reikia kitaip ten dainuoti, ir tada tikrai pagaunam, kad jeigu mes išmokstam taip, kaip jau jis mums parodo, tai tikrai tie sąskambiai dar labiau kažkaip pagerina tą patirtį, tą jausmą, tą visą melodiją taip išgrynintą išgirsti. Dėl to tai mes ir dėkojam iš tikrųjų jam, kad skatina taip pasitempti ir stengtis ir ieškoti to geresnio skambesio, to geresnio pajautimo ir tos geresnės liaudies muzikos išraiškos, nes jis pasako vis dėlto, kad reikia tam tikros ir atrankos, ir klausos, ir pajautimo, kad žmonės apskritai mėgtų tą liaudies muziką, nes jeigu susiduria, tarkim, žmonės, kurie neklauso liaudies muzikos visiškai, susiduria pirmą kartą su prastais atlikėjais, vieni, kiti, treti koncertuoja atlikėjai, kurie ne taip suskamba gal gerai ir tai šiek tiek ir menkina tą tokį įspūdį apie liaudies muziką. Atrodo, jinai prastai skamba, čia visi dainuoja pro šalį, bet čia liaudies muzikai tai būdinga. Tai Andrius stengiasi tai paneigti iš tikrųjų, stengiasi ieškoti jau to gero skambesio. Ir žinoma, tai neprofesionalios muzikos jau ten visai kiti dalykai, bet klausydamas tų autentiškų įrašų, dainuodamas kartu su rajonų ansambliais įvairiais, pats besimokydamas iš vyresnių žmonių. Sasutalas labiausiai žavi autentiškas, grynas, senasis sutartinių giedojimo būdas.
Pats vadovas Andrius yra sukaupęs didelį liaudies dainų įrašų archyvą, tad turi puikią galimybę su giedotojomis klausyti autentiškų sutartinių skambėjimo, analizuoti jį ir siekti atkartoti kiek įmanoma panašiau. Labai mėgstam įrašus senųjų dainininkų, gerai, kad jų buvo prirašyta į velenėlius ir į plokštelės, tai čia iki karo, tarpukarių daugiausiai, iki 39 metų ir tų įrašų labai daug išlikę, dabar jie visi viešai prieinami, yra internete, tai bet kas norintis gali pasiklausyti, labai duoda tą, ne tai kad aklai kopijuoti, bet pasiklausyti nuotaikas, pajusti tos dvasios, vienu žodžiu, imti kažkokį tai pagrindą. Vis dar klausom, vis dar bandom kažkaip padainuoti panašiai, bet vis dar man atrodo, kad nesigauna, nes jos dar kažkokį kitą stebuklą turi. Man atrodo, kad jos yra, vis tiek jos dainuoja savo aplinkoje, savo kaime, apie savo gyvenimą. Mes dainuojam tą tekstą, tokį perėmusios tiesiog iš tradicijos, bet jis mums mažiau, man atrodo, reiškia pats tekstas. O jos apie savo tą tikrą gyvenimą dainuoja. Tai atrodo, dar gyviau tą sutartinę dainuoja. Sutartinės tai stebuklas, sako Sasutalos. Jas giedant ir galva nustoja skaudėti, ir pamiršti, kas aplink vyksta, esam tik mes giedotojos ir sutartinės skambėjimas. Kiekviena iš jų savo kelią į sutartinės atrado savaip ir šiandieną džiaugiasi būdamos čia su savo Sasutalom. Gyvenimas taip pasuko, kad įstojau studijuoti į Vytauto didžiojo universitetą, atvažiavau į Kauną ir aišku, ieškojau, kur toliau čia eiti į tą folklorą dainuoti. Ir nuėjau tada į Linago ansamblį, studentų ansamblį, tada šiek tiek Kupoliai pabuvau ir paskui susipažinom su Andrium, pakvietė į Gadulą, tai jau Gadulą dainuoti, o tada jau kažkaip Andrius sako, tai va čia tu dainuoji, va čia Ilona, Lorita labai gražiai čia dainuoja, dar va ir Blaimutė draugė tokia irgi, ir sako, visos pabandykit jūs tas sutartinės padainuoti. Gerai, sako, pabandysim, tai dar va Eleną pakvietam. Ir pabandėm padainuoti ir taip mums patiko ir tikrai va taip kažkaip visos susidraugavom, tikrai labai viena kitą pajautėm, taip smagu mums būdavo ir nuvažiuoti kažkur, nuvažiuojam kokį tai koncertą, tarkim, ten reikia koncertuoti kažkokią valandą ir mes ten neturim ką veikti, ten festivalyje vaikštom, džiaugiamės gamta ir visur ten einam, dainuojam kartu ir mums taip gera, tiesiog toj grupelėje mažai padainuoti, tai tavo tos sąskambis pajausti, taip tikrai labai daug duoda, davė ir tebeduoda sutartinės mūsų gyvenimams apskritai. Jeigu prisiminus, kokia buvo mano pažiūra į sutartinės, tai kaip čia dabar nepamiršti tų žodžių, kaip čia, kad man kiti netrukdytų. Tokia esmė, kad aš viena ten dainuoju ir aš turiu, man kiti šiek tiek trukdo, net norės ausį užsidengti. Bet jau praėjusi buvau šitą pačią pradžią, tai paskui su Andriaus grupė tai jau žinojau, kas tai yra. Ir smagu, iš tikrųjų buvo smagu, kad pakvietė, kad dalyvaujam. Mūsų vadovas turi labai gerą savybę, jis girdi žmonių balsus ir renkasi, bet ko jisai nepakviečia. Tik tai išskirtinius asmenys, kas jam tinka. Žodžiu, jisai dėliojasi savo galvoj, tam tikrą planą turi ir taip gavosi, jisai labai gerai jaučia, ką imti, ką ne. Labai norėjau dainuoti, be galo. Norėjau ir klausytis, buvo ten tikrai kažkas užbūrinčio. Būtent Andriaus vadovaujamos ansamblis yra visai kas kita negu, aš galiu pasakyti, man asmeniškai tai aš geresnio mokytojo nežinau kaip Andrius. Begalinis darbas yra iš tikrųjų labai daug ir dainų mes nekalbam, mes ateinam, susirenkam ir dainuojam. Viena po kitos, viena veda kita, antra, trečia ir taip toliau. Mes tik tai kelionėse sužinome, kas ką daro namuose, kas kaip, o repeticijos yra juodas darbas iš tikrųjų.
pats vadovas turi tokį pajutimą gerą, tokio tikro folkloro ir tikro skambesio, nesistengia niekaip stilizuoti ir ten lakštingalų balsų ar daryti, bet kada stengiasi išlaikyti tai, kas galbūt buvo. Na, aišku, kai klausai tų senų žmonių įrašų, tai jos galbūt ir iš senatvės, kai ką ten intonuoja ir dainuoja, bet vis tiek pagauti tai buvo ir žymiai lengviau. Kai yra kažkokie pavyzdžiai, tai tas išskirtinumas matyčiau, kad atsižvelgimas būtent į tą tradicinį dainavimą ir nesistengiam kažkaip jo pagražinti, kad čia gražiau skambėti ir įtikti žiūrovo ausiai, nes nemanau, kad tie garsai labai mieli daugumai. Jei kam sutartinių skambėjimas įrėžia ausį, tai sasutalų giedotojoms jos yra tikra sielos atgaiva ir žodžiais nenusakoma būsena. Man sutartinės turbūt buvo tas prasmių ieškojimas. Aš prisimenu, kai aš pradėjau folklorą, tai būdavo, kaip gražiai skamba dvibalsės dainos. Oi, kaip čia, ir aš irgi galiu tą daugiabalsės. Paskui po kurio laiko aš atradau vienbalsės dainas. Kaip gražiai skamba, kokios melodijos, kokios tos vingrybės, kaip ten galima. Ir paskui pamatai, kad yra dar gilesnių kūrinių ir gilesnių dalykų. Tai sutartinės man buvo tos gelmės, kažkoks ieškojimas buvo. Man tiesiog iki šiol, aš nežinau, aš turbūt numirsiu ir nesuprasiu, kaip galėjo liaudyje paprastoji gimti tokie kūriniai. Tiesiog kažkas tai tokio neįtikėtino. Ir skambesys, ir žodžiai, ir viskas. Mėna, 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 gaučio lėlio, mėna, gėlo lėlio, sojoja. Tiesiog tai pajausti reikia. Kartais irgi koncerto metu ant scenos stovim ir jaudinėsi, galvoju, čia jau žiūrovai, reikia gražiau kažkaip pasirodyti ir pradedam dainuoti ir tas kažkur vidurių sutartinės kažkur nuneša tave ir pamiršti apie visus žiūrovus, žiūri viena kitą į akis, gaudai ten tą tekstą sutartinį, tą melodiją, kažkaip įsijungia, įsibanguoja, įsiliuliuoja tą sutartinę, kad tiesiog joje paskęsti, tiesiog meditacija kažkokia tikrai didžiulė, dainuoti jas ir klausytis iš tikrųjų. Man tikrai meditacijos forma ir vaistas ir tikrai įsitikinau ne kartą, kad tai net taip savo ir net ir šiandien ryte aš galvojau, kad aš negalėsiu taip normaliai dainuoti, nes tiesiog ant balso stygo atrodo kažkas taip užsivėlė, bet ateini, per repeticiją pasudinavom ir žiūriu viskas, nueina, nežinau, kažkoks stebuklas yra sutartinė. Šventas reikalas, kurį reikia tikrai daryti, dirbti tą darbą, reikia giedoti. Žinau, kad reikia. Nes kas giedos, jeigu ne mes. Kas tą darys? Visas sasutalų narės be šio kolektyvo dar dainuoja ir kitose folkloro ansambliuose. Taigi turi skirtingas liaudiškojo dainavimo patirtis. Tačiau čia giedotojų grupėje jos ne tik draugė sutarė, bet, kaip sako pačios, ir jaučiasi tikromis sesutėmis, sasutalomis. Aš turbūt dėkinga visoms sasutalom, kad mes iš tikrųjų esam sasutalas. Nuo pat pirmų dienų mes turbūt nė karto nebuvom kažkokiam konflikte. Nebuvom, per 15 metų nebuvo nieko. Tas priėmimas ir tas toks kažkoks palaikymas vieni kitų, tai aš labai už tai esu dėkinga, ir už tą pakantumą. Aš kažkur pabėgau, išbėgau ir jos supranta dėl ko ir tikrai nėra jokio kažkokio, tai žinot, galėjo būti visaip. O dabar ateina ten aukso paukštė, tai ateik, tik tai kažkaip. Tai taip labai už tą tokį seserišką buvimą. Esu visam dėkinga. Giedotojų grupės Sasutalas pavadinimas atspindi senąsias sutartinių giedojimo tradicijas, kuomet giedodavo labai artimos, dažniausiai vienos šeimos ar greta gyvenančios ir puikiai sutarinčios moterys. Ta artima gija jungia ir šias giedotojas. Taip gražiai sutariant giedamos sutartinės negali nueiti užmarštin. Būkime tikri,
jos eis iš kartos į kartą.